Puntos Churu Volun Starlas.
šalto oro, bet buvo varžybos visai nešaltas, tai žiūrovams stebėti irgi nebuvo šalta. Sakyčiau, laimėjo stipresnė komanda, bandėm kiek mūsų šiai dienos galimybės leido, bandėm sukovoti, ypač tikrai neblogai žaidėm pirmą kėlinį, galbūt dėl to, kad ekranas daugiau atakavo, mes daugiau nuo gynybos žaidėm, neblogai vykdėm užduotis, dėja, kaip sakant, tikrai jaunatviškus klaidas lėmė, kad praleidom įvartį pirmo kėlinio pradžioje, antrą kėlinio ekranas atsitraukė. Tada mes turėjom kažkiek pasiduoti priekį, aišku, tada atsidarado daugiau erdvės ekrano kontratakam, kurios jie labai šiandien gerai išpildė, to pasiekoje ir du įvarčius praleidom. Taip kad, kaip sakant, rezultatas atspindi šios dienos komandų pajėgumą. Taip kad nieko čia nepadarys. Ar įvartis praleistas prieš pat pertrauką, jis kažkiek pakoregavo? Tai aišku, psichologiškai turbūt palūžau, nes, sakau, pirmą kėlinį tikrai neblogai žaidėm ir progų šiokių tokių turėjom ir ant kontratako tikrai gerai sekėsi tą daryti, bet antrą kėlinį, kai mums reikia kurti šiai dienai, tikrai prieš ekraną mes to nieko nesukūrėm, galim sakyti, ir ekranai buvo lengviau ant kontratako žaisti antram kėlinį. Na, aišku, suskaičiuotas rungtynės galima iki galo ir pasiekti pergalę. Aišku, Šiauliuose visą laiką sunkios rungtynės, bet džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti, aišku, nors pasipriešinimas ir organizuotai gynėsi, ypatingai pirmą kėlinį, bet aišku, manau, kad daug ką lėmė, ypač iš psichologinės pusės, reiškia, nuėmė tą įtampą pirmas įvartis Trakio. O antram kėlinį truputį perstatėm savo gretas, truputį perstatėm tą schemą ir manau, kad įtikinamai, reiškia, antras kėlinys įtikinamai parodė mūsų persvarą. Bent jau preliminariais duomenimis Vėtra šiandien prarado taškus Marijampolėje. Keičia kažką tai? Aš manau, kad lieka 2 žingsniai ir mes turim dėti tuos tvirtus 2 žingsnius. O kas kaip, ta prasme, tai nemanau, kad kažkas tai kinta per daug. Vis tiek viskas lems paskutinius? Viską lems tie 2 mūsų tvirti žingsniai.